Na kągi, laba diena, tėveliai, mamytės ir visi, kurie susidomėjo būtent mano šita vedama paskaita. Tai labai dėkinga tiem, kurie žiūrėsite šitą paskaitą, kadangi šitą paskaitą įrašiau jau ne online, bet tiesiog darau įrašą, kadangi taip, kaip buvo numatyta padaryti online, gyvenimas sava vaga pakoregavo. Tai dėkinga tiem, kurie ir vėliau prisijungsite ir paklausysite mano norimą pasidalinti informaciją. Taigi, vaikų energetinis vystimasis ir šiandien irgi neatsitiktinai ir Maikutė tokia įkvepianti vaikiškai energijai, nors iš tikrųjų, kai pradėjau ruoštis medžiagą šitam seminarui, tai supratau, kad galbūt pavadinimas nėra visiškai taiklus, kadangi vystimasis apima ne tik vaikų, ką mes suvokiame kaip vaikų etapą, tai yra tikrai ir brandžiame ir saugusiame etape gyvenimo vis dar vyksta vystimasis. Pati pagrindinė mano mintis yra tai, kad žmogus kaip sąmoninga būtybė, kaip siela, kaip dvasia, kaip kas gali ir kaip kas nori vadinti, vystosi visą savo gyvenimą. Ir intensyviausias vystimasis vis tik vyksta tais etapais, kritiniais momentais, kurie yra, vadinkime, apibriežti tam tikrais energetinių centrų vystimosi etapais. Ir pagal mano stebėjimus, pagal mano vidinę pajautą, pagal savo pačios patirtį, pagal skaitytą literatūrą, tarkime, tokios medžiagos, pati ką aš transliuosiu, aš neradau jokioj kitokioj, nei knygoj, nei seminare, tai yra visiškai mano pačios asmeninis matymas, pajauta ir galbūt tokia susisteminta visapusiška medžiaga, taip kaip aš jaučiu, kad viskas vyksta ir sąmoningai tai įsileidus į savo gyvenimą, aš manau, kad mes daugelis galėtume pakreipti visą šitą mažo žmogaus gyvenimą kur kas lengvesnė ir kokybiškesnė vaga. Mano pirminis idėjos impulsas yra apie tai, kad žmogus kaip dvasia yra nuleidžiama į tam tikro dažnio mūsų žemę ir čia jisai gavęs materialų kūną, vėlgi, kuris visiškai identiškai atitinka jo sielos vibraciją, jo sielos užsiduotas užduotis, jisai per savo gyvenimą, augdamas ir fiziškai savo kūneliu, metam bėgant, jisai turi galimybę ir su savo sielos ir dvasios sąmonės suvokimu keliauti vis aukštyn ir vis labiau save suvokti platesniu, sąmoningesniu mastu. Ir šituos etapus aš suskirščiau į 7 periodus ir tie 7 periodai yra, mano akimis, neatsitiktinai susiję būtent su žmogaus kūne pagrindiniais energetiniais 7 centrais. Tai dar kitaip vadinama su 7 čakromis. Ir mes turime pagrindo čakrą, mes turime sakralinę, mes turime saulės rezginio, mes turime širdies, gerklės, trečios akies ir karūnos. Tai yra pagrindiniai energetiniai centrai, kuriuos jeigu labai norėtumėte dar ir iš mokslinės pusės pažiūrėti, tai esu radusi sąsajų, jog mūsų būtent tos čakros energetiniai centrai atitinka labai gražiai mūsų fiziologiniam kūne esančius nervų ląstelių rezginius. Arba, tarkim, jau kai galvoje turime smegenis, tai tam tikrus smegenų taškus. Ir kiekvienas šitas taškas, jis yra atsakingas už tikrai labai plačias ir daug apimančias kokybės. Tiesiog šitos paskaitos metu aš tikrai labai neišsiplėsiu, nors ruošiant medžiagą jaučiu, kiek tos medžiagos visos labai daug norėjusi plėstis, bet aš supratau, kad aš padarysiu tiesiog atskirą paskaitą, kurioje bus
būtent apie žmogaus energetinę struktūrą, kur truputėlį daugiau apie tai išsiplėsiu. Bet šiai dienai tiesiog norisi perteikti tą informaciją ir kas ko gero klausysis, tai jau nebus visiškai svetima tema - čakros ar žmogaus energetiniai centrai. Taigi žmogus gimdamas į pasaulį ir įkvėpęs pirmą kartą oro gurkšnio, jisai pradeda jungtis su savo fiziniu kūnu. Ir šitas apsijungimas leidžia vystytis mūsų pagrindo čakrai. Mūsų pagrindo čakra tai yra apie mūsų fiziškumą, apie mūsų fizinį kūną, apie mūsų visus pojūčius, ne jausmus, ne emocijas, bet būtent pojūčius. Tai yra tai, ką aš matau, ką girdžiu, ką galiu paliesti, ką galiu paskanauti. Viskas yra apie tai. Taip mes pažįstame ir suvokiame, kad mes turime kažkokį tai organizmą, kuris gali pasaulį patirti per pojūčius. Ir gimęs mažas žmogutis, jisai visų pirma, ką ir pradeda daryti, tai pradeda save patirti kaip kūną, jisai pradeda įsisąmoninti, jog jis yra kūnas. Nes pačiam pradiniam etape kūdikis, netgi būdamas ryšiuose ir ką tik gimęs, jisai save suvokia kaip vis dar visumos dalis. Ir čia galbūt toksai kaip atgarsis, kuris atsklinda, kad, tarkime, ir iš sąmoningumo, iš dvasingumo mokymų, kad mes esame vienis ir mes esame visi iš to paties šaltinio. Tai kūdikis, tam tikra prasme, jisai tik pradėdamas gyvenimą, būtent savo pirmomis akimirkomis, jisai save suvokia taip, kad jis yra visko aplinkos vienuma. Todėl kūdikiai tikrai labai skaidriai jaučia, tarkime, ir tą pačią mamą, ir aplinkoje esančias energijas, nes jisai jaučiasi dar kaip ir visos aplinkos visuma. Ir tik tų 2 metų bėgiai jisai pradeda save identifikuoti vis labiau koncentruotai apie tai, kad jis turi savo asmeninį kūną. Ir pradžioje dar būna tikrai jau išėjus iš tos visumos jausmo labai glaudus ryšys su mama, tai tas pojūtis, kad yra su mama vienas kūnas, bet iš principo jisai žmogutis jausiai pradeda save koncentruoti į kūno suvokimą. Todėl, kadangi čia kalbu apie ir tėvų indėlį šitam auginimo ar buvimo netgi šalia prasme ir įtaką, tai kad tėvai šiuo atveju yra atsakingi ir galintis pasitarnauti savo vaikui tame, kad užtikrinti visus būtinus kūdikiui fiziologinius poreikius ir juos atliepti. Tai yra ir temperatūra, tai yra ir maistas, tai yra ir miego režimas, nes kūdikis visiškai yra tame dar bejėgis ir jis tiesiog jaučia, kad jis turi kūną, kur pojūčiai gali siūsti ir vieną ir kitą signalą, kurie jau kūnui jaučiasi nemaloniai, jis gali tai kažkokiais jam pasiekiamais būdais transliuoti, bet jisai to savo visiškai nepajėgus niekaip užtikrinti. Todėl tėvai turėtų pajausti tikrai tą gilią atsakomybę už vaiko kūno saugumo pojūtį, kad būti savo kūne yra saugu, kad būti savo kūne yra viskas ok, kad yra komfortiška, kad yra gera. O tai ateina per tai, kad kai yra kažkoks poreikis, jį yra atliekamas ir užpildomas. Kodėl tai yra svarbu? Nes kiekvienam vėlgi energetiniam centre, jeigu įvyksta tie tokie pradiniai kažkokių poreikių nepatenkinimai ar kažkokie tai tokie poveikio įspaudai, būtent jau šitam fiziniam gyvenime, jie palieka traumą šitam energetiniam centre. Ir tarkime, tam baziniam mūsų kūno energetiniam centre pagrindo čakrai palikus, vadinasi, žmogus per visą savo gyvenimą gali neštis pojūtį, kad šiame pasaulyje yra nesaugu. Ir nepaisant to, kad visos gyvenimo aplinkybės gali būti
visiškai atitolusios nuo šito teiginio, tačiau viduje bus vis tiek pajauta, kad kūne būti yra nesaugu. Ir to pasiekoje vaikas gali atsinešti iš šito etapo kažkokias tai tokius kūno spazmus, kažkur tai tokius didelius užspaudimus, įtampas, kur, tarkime, galbūt mažiau lankstus vaikai, kurie būna, jie, tarkime, iš to pradinio etapo gali būti išsinešę tą tokį vidinį pojūtį, tuo momentu sąmoningai nesuvokta, nei turėta galimybių tai kažkaip suvokti, bet jisai, tas įspaudas keliauja per tolimesnį gyvenimą. Ir žmogui, turint tokį įspaudą, jam yra labai sunku apskritai įsileisti į savo gyvenimą, įmaterinti tai, kas yra pagal jo dvasios energiją, pagal jo pašaukimą, pagal jo norus, pagal jo troškimus. Jis tiesiog neturi to bazinio įrankio savo kūno, laisvo, atsipalaidavusio ir galinčio priimti tą energiją. Tai todėl tikrai yra svarbus šitas etapas, kad vaikutis pajaustų maksimaliai tą mūsų pasaulį kaip po saugų. Dabar galbūt iš karto vėlgi ką paminėsiu, kad į kiekvieną etapą, kad ir kas ten bebūtų nutikę, kad ir nešimės ten per gyvenimą, ar vaikutis nešis per gyvenimą, nes kartais jisai turi neštis tai per gyvenimą, nes jo siela atėjo su tokia struktūra, su tokia, vadinkim, skyle, su ta karminė užduotimi, kuris turėjo tą patirtį pasiimti ir jis ją turės neštis per gyvenimą, kad jisai galų gale tą patirtį pertvarkęs, išsprendęs, atsakęs sąmoningai savo klausimus, rastų kontrastingą viduje būseną ir per tai galbūt netgi galėtų kitiem žmonėm tą pačią situaciją išsispręsti. Galbūt tai yra tiesiog, kaip aš sakau, tai yra sielos numatytas pačios savo uždavinys. Tad netgi jeigu ir tikrai viską labai sąžiningai ir nuoširdžiai stengiatės padaryti, kartais mes negebėsime nuimti nuo sielos tų užduočių, kurias jinai yra nusprendusi, kad jai bus reikalinga išmokti. Tai mums šitam etape tiesiog lieka su meile priimti ir su pagarba būti šalia tuose etapuose. Ir dar kitas momentas, kurį noriu pasakyti prieš pereinant prie kito energetinio centro, yra tai, kad atėjęs vaikutis į jūsų gyvenimą, kai jisai pradeda savo kelionę, ar ne, nuo bazinės čakros ir kyla su sąmonė vis aukščiau, suvokia vis save plačiau, jisai lygiai tuos pačius energetinius centrus jums judina labiausiai. Tai jeigu, tarkime, per pirmus 2 metus, kai vystosi būtent vaikučio bazinė čakra, tai yra visi kūno pojūčiai, tai vadinasi, tie žmonės, kurie bus šalia arčiausiai, irgi pajus, galbūt dar turintys kažkokių neišspręstų klausimų būtent ryšyje su savo kūnu, kurioje vietoje dar galbūt yra likę neatliepta į kūno poreikius, nes tai tikrai pirmais tais metais, intensyviai dalyvaujant vaikučio gyvenime, tampa aktualūs vėlgi ir tie patys fiziniai, energetiniai resursai ir šalia esančio žmogaus. Ir tada iškyla visi tie dalykai, kurių mes nebuvome pamatę. Ir vėlgi judinant vieną energetinį centrą, tai ir ten, tarkim, sprendžiantis kažkokius tai likusius nepamatytus dalykus, ar ne, kad, tarkime, galbūt mes per gyvenimą keliavome taip, kad mes per mažai skiriame dėmesio kūnui, galbūt mes nedavėme jam pakankamai poilsio, nekreipiame dėmesio į maisto kokybę, į miego kokybę, į aktyvų laiką, galbūt tiesiog nežiūrėjome, ar ne, tarkime, koks tas dėmesys ateina kūnui.
Tai čia jau mes vėl esame priversti sugrįžti, tie būtent šalia esantys suaugusiai, nepaisant ar tai bus mama ar tėtis, tiesiog kas intensyviau, gal abu dalyvaus šitam auginime, galbūt, tarkim, ir kažkokie tai aplinkiniai žmonės bus įtraukti. Jie irgi pajaus šitas vietas ir jeigu tenai nebuvo kažkokių tai neišspręstų ir savo neatsakytų taikoje klausimų, tai vadinasi, dar bus kažkokių tai momentų, kuriuos turėsite atsisukti ir išspręsti pas save, kad galėtumėte kokybiškai atliepti į mažo žmogaus besivystantį etapą ir jo poreikius. Taip, tai čia tokia grubi galbūt schema, jog tai atliepia ne tik patį besivystantį vaiką, kas yra svarbu, bet lygiai taip pat, kad ir šalia esantis suaugęs, mama, tėtis irgi per tuos pačius etapus pakartotinai keliauja, kas vėlgi nuvilnyja per visus energetinius centrus. Tai sekantis etapas, į kurį vaikas pradeda keliauti po to, kai jisai jau pažįsta, net nepažįsta, bet suvokia, kad jisai turi kūną, kad jis per kūną pajaučia tam tikrus būtent fiziologinius pojūčius. Nuo 2 iki 9 metų, čia vėlgi turiu tokį suflerį, kai norisi tiek daug visko papasakoti, kad kažko galbūt svarbaus nepamirščiau. Tai nuo 2 iki 9 metų pas vaiką jau pradeda skleistis sąmoningiau būtent sakralios čakros energija. Sakrali čakra yra pas mus, jeigu taip pagal fiziologinį kūną žiūrint, žemiau bambos, tai tarkim moteriai tai yra gimda, žarnynas ir visa šita klubų zona. Dabar šitas energetinis centras yra atsakingas už mūsų emocijas, už mūsų kūrybiškumą, už mūsų jausmingumą, žaismingumą. Ir besivystant šiam energetiniam centrui, tai pas vaikus pradeda busti tas emocinis pasaulis. Emocinis pasaulis, per kurį jie pažįsta dar labiau ir save ir kartu jie pradeda per tai pažinti aplinkinį pasaulį. Jie stebi, tarkime, kaip išorinis pasaulis per jų emocijas įtakoja jų vidinę būseną. Ir jie supratę, kad jie turi tokį vidinį įrankį, galbūt netgi ir iš pradžių nesąmoningai, jie pradeda tomis emocijomis disponuoti ir valdyti tą išorinį pasaulį taip, kaip jiem reikalinga, taip, kaip jiem palanku. Vėlgi tam, kad ir jų emocinis pasaulis būtų patenkintas ir kad jų fiziniai, tarkime, pirmos čakros, bazinės čakros poreikiai būtų dar labiau atliepiami. Tai dėl to mes čia matome tikrai šitam laikotarpiu labai daug emocingų vaikų ir jie ten būna ir tikrai radikaliai išreiškinti savo emocijas ir šauksmai ir verksmai ir reikalavimai ir didelį ir dėmesio ir meilės ir džiaugsmo pliūpsniai. Ten tikrai visa amplitudė išsiplečia nuo iki. Tai nereiškia, kad vaikas būna vien tik tais ten, jam pikta, liūdna ar tenai kažkokia isterija kyla, bet lygiai taip pat ir džiaugsmas, žaidimas. Visas tas judrumas per šitą tokį ekspresiją, per emociją, jisai būna intensyvus. Ir šitam etape, kai tik tais prasideda šitos būtent čakros ir to energetinio centro pažinimas ir tas skleidimasis, kas yra ypatingai svarbu, tai yra tai, kad suvokti, jog ten prasideda bangavimas, kadangi mūsų sakralinė čakra yra vanduo, tai yra tas tekėjimas, bangos, pliūpsniai ir ten viskas yra judru. Ir reikia suprasti, kad mažam vaikui, dar tik pradėjus eiti šitam etape, kartais ta banga, tos emocijos, jinai yra 100 kartų didesnė už jį. Ir jisai yra tiesiog toje bangoje, jisai plaukia su ta banga, dėl to mes ir matome tokius galbūt kartais atrodytų suaugusio akimis nesuprantamus vaikų poelgius ar emocijų demonstracijas, bet jisai tiesiog yra toje bangoje ir jisai iš esmės yra dar per mažas
ir suvaldyti tą bangą ir dar netgi galbūt ir nuo jos gebėti atsitraukti ir pažvelgti į tą bangą, apie ką čia ta banga. Jis tiesiog yra toje bangoje blaškomas. Ir kas mum yra kaip suaugusiam svarbu suvokti šitam periode, tai kad vaikui svarbu parodyti, kad ir jo bangavimas ir jo buvimas toj bangoj, su juo viskas yra gerai. Kad ir jo bangavimas, jo banga yra priimama, kad jinai yra jums, jinai yra suprantama. Kad čia nereikia nieko pernelyg pulti, tvarkyti, taisyti ir taip toliau, bet tiesiog kaip suaugęs žmogus, jūs jam esate kaip toksai toje visoje audroje, kaip ramus stovintis švyturys, kuris jam yra kaip gairė, kad vadinasi ir aš kažkur turėsiu tokį atramos tašką kažkada gyvenime. Ir nepaisant to, kad man dabar pačiam galbūt baisu ir intensyvu tokioj dideliai bangoj, bet toje bangoje viskas yra gerai. Man jos nereikia bijoti. Man jos nereikia bijoti, man jos nereikia atsisakyti, man nereikia kažkaip apsimesti, kad aš jos nematau. Nes kai šalia esantis suaugęs pradeda kažkaip anksčiau laiko reikalauti, kad vaikas tą bangą suvaldytų, kai jis dar tos visiškai savo vandens nekontroliuoja, jis tiesiog yra vanduo, pas jį iš didelės meilės galbūt tam pačiam suaugusiam žmogui ar iš didelio nesaugumo jau galbūt sudaryto jausmo, kas viduje vyksta. Vaikas atrodo lyg turi atsisakyti to bangavimo. Jisai turi viduje uždėti kažkokią sieną, kad jisai absoliučiai nejaustų. Jam nėra dar jokių resursų ir galimybių suprasti, kaip tai padaryti sąmoningai, kad tu galėtum ir pamatyti savo emociją ir suvokti, dėl ko jinai kilo, ir ją galbūt įgalinti į veiksmą, į kažkokį tai prasmingą poelgį. Jis to įrankio dar neturi, tai jam vienintelis variantas, kuris lieka, tai viduje ir mes turime viduje tos įrankius, kurie gali apkarpyti mūsų dalis, ypatingai maži vaikai tą labai sėkmingai naudoja, kad išgyventi. Jiems tai viduje skamba kaip išgyvenimas, nes vadinasi kažkokios jų pasaulyje didelės dalys yra nepriimamos atstumimas, tai yra jiems tolygu kaip jų atstumimui ir jie tai, taip jeigu iš giluminės perspektyvos pažiūrėti, jie tai traktuoja kaip mirtį ir jie tada geriau yra tų dalių linkę atsisakyti ir ten įvyksta labai daug frakcijų skyla, tu prasme, ir mes ten labai daug tų dėlionių, paskui prisidėliojam nematomų, paskui gyvenimą ten keliaujam per tai. Žiūrim, ką mes ten kur prisikaišę į tamsias pakampes ir bandom integruoti vėl atgal į vieną visumą. Tai va tuo momentu, kol mes esame maži, mes turime tikrai labai gerą vidinį įrankį, kad mes galime nupjauti, nukirsti. Tai ir jeigu vaikams to neleisime išjausti, tiek kiek jiems reikia išjausti, kad nubanguotų tiesiog tas jausmas per jų kūną, tai jie tada bus susiskaldę viduje. Ir tada, kai mes kažkur tai apmažinam tą galimybę būti savo emocijose, jas išgyventi, nes vaikas, kaip aš sakau, jis ir pažįsta ir save, jiems ten emocijos kaip kompasas ir aplinkinį pasaulį, kas jiems labiau malonu, kas jiems patinka, kas juos džiugina, kaip jie nori kur, su ko jie nori būti, kur jie nori eiti, ko jie nori savo kūnui, jie per tai labai daug informacijos gauna apie save ir apie tą tokį bangavimą per gyvenimą ir kaip jie gali liestis su gyvenimu per tą savo bangavimą. Ir jeigu mes iš jų ar tai visiškai atimam šitą įrankį, ar jį labai apmažinam, jie nebetenka labai svarbaus įrankio savęs pažinimui
ir iš to kūrybai savo gyvenimo. Dėl to žmogus, tarkime, vyresniam amžiuje, kuriam labai labai va, taip apribota yra galimybė jausti, jisai savęs nepažįsta, jis nežino, ko jam norisi, kaip jam reikia, jis neatsirenka savo tinkamų žmonių, jis tiesiog net nemato gyvenimo, tokio savo gyvenimo autentiškumo, prasmės, nežino, ką jam veikti, nežino, kokia jam veikla patinka, jis tiesiog netenka galimybės būti pilnaverčiu savęs variantu. Tai kad ir kaip mūsų protas čia sakytų, kad tai yra nepatogu, nefaina, gėda prieš kitus, ar čia aš netinkama mama, netinkama tėvas, jūs esat tobuli tėvai. Jau jeigu vaikas jūs pasirinko, jūs jam esat patys tobuliausi tėvai. Tai tik reikia suvokti, kad va šita vystymosi stadija, jinai turi savo etapą nuo iki. Ir stebėkite, tiesiog aktyviai bendraukit su vaiku, ar jis jau geba, nes tarkim aš būdavo klausdavau, mano dukra ir sūnus pakankamai daug pykosi ir ten ir muštynės ir visą kitą, ir aš matau, kaip pas juos prasideda tas konfliktas ir aš po tos kiekvieno kalbu ir klausiu, o kodėl, sakau, tu tai padarėjai? Ir jie man būdavo sakydavo, aš nežinau, jis tiesiog iš emocijos taip daro. Ir aš klausiu, ar tu negali susivaldyti? Sako, aš negaliu. Ir aš suprantu, kad vaikas tiesiog iš tikrųjų, jeigu jisai vat, yra toj bangoj, toj emocijai, jis tiesiog negali. Dabar, tarkime, mes jau kai turim pokalbis, kai jie yra vyresni, 8-9 metų, jau jie gali sau leisti pažvelgti ir iš to jausmo, kodėl tai yra, kad ten netgi slypi visko daug plačiau, kad galbūt tai netgi ne apie brolį yra, galbūt tai yra labiau netgi apie santykį su manim. Tai ten jau tada jie yra įgalūs, tada, kai jie pažįsta tą savo emocijų pasaulį, kai jau jie tada jaučiasi nebe tai, kad tos bangos ten juos visiškai užtaško ir be jokių jiems pasiekmių ir taip toliau, bet kai jie gali ir pabūti toj bangoj ir paskui tą bangą netgi ir pasižiūrėti iš šono, bet tas gebėjimas jisai ateina kiekvienam savo laiku. Vėlgi tas amžius nuo 2 iki 9 metų jisai tikrai turėtų būti toks pakankamai orientacinis, kadangi kiekvienas vaikas yra autentiška siela ir kiekvienas atsineša labai autentišką struktūrą ir labai autentišką būtent tą tokią kiekvieno energetinio centro, kiekvienos čakros būklę. Ir vienam galbūt ir visą gyvenimą bus labai sunku iš tos bangos išlipti, nes ten visko labai daug bus. Kitos galbūt neatsineš tiek daug, bet jam bus lengviau tenai viską ir suvaldyti ir įgalinti ir nukreipti veiksmą. Tai stebėkite tiesiog vėlgi pagal savo vaiką ir stebėkite, kada jisai galbūt jau yra pasiruošęs labiau tai įgalinti ir nieko nereikia tikrai per prievartą skubinti ir jūs niekur nepavėluosit. Taip, tai čia apie antrą energetinį centrą, tai yra apie vaikų emocinį pasaulį, kurį jie turi pažinti kaip savo paties tokį vidinį kompasą. Tai yra labai labai svarbu. Vėlgi, jeigu grįžtam prie to etapo, kad kiekvienas pas vaiką pradedantis žydėti energetinis centras judina ir šalia suaugusio, tai pastebėkite ir save tuose etapuose, kai vaikui vyksta emocinės audros, kaip jūs tame išbūnat. Ar grįžtate ir į savo emocinę zoną ir ten žiūrite, ką dar neišsprendėt, nes labai labai dažnai ten visko mes turime vėlgi tikrai daug prilaidoje ir būtent tas neleidimas kažkada mums jausti šitam etape, jis būna išjudintas labai smarkiai, kadangi mus ten išveda iš visiškos pusiausvyros, mus ten lygiai taip pat vaikų kylantis vanduo išjudina ir mūsų vandenį. Tai reikia nebijoti šitam etape pasinaudoti tą vaiko kylančią sąmonę ir pasižiūrėti, kaip man tai atliepia, kur mane tai erzina, kodėl mane tai erzina, nes mes jau esam sąmoningesni, mes jau galime pasižiūrėti, kodėl mums tai vyksta ir galime padaryti pakankamai greitai. Ir
atliepia į tai sąmoningai, kodėl pas mus tai vyksta, kai mes tai išsisprendžiame, kai mes galbūt kažką paleidžiame, kai mes į kažką nebesame įsikibę, kai mes, ta prasme, irgi leidžiame savo lengvai banguoti per tas emocijas, kai mes galbūt leidžiame savo ir savo pykčių ir liūdėsiui pabūti, ir nuovargiui pabūti, kai mes tuos dalykus leidžiame nubanguoti, leidžiame suvokti, ką mums kiekviena ta emocija atnešė, mes tada galime vėlgi, kaip aš sakiau, būti tada tas ramus švyturys šalia savo vaiko, kai mes savo vandenis jau irgi patys kontroliuojam. Kontroliuojam, aš nelabai mėgstu šito žodžio, todėl kad kontrolė visą laiką labai skamba, kad mes turime kažką supakuoti ir neleisti judėti, bet čia galbūt labiau noriu pasakyti apie įgalinimą, nes kiekviena kylanti emocija tai yra tikrai labai stipri energija, tai vat, jeigu mes galime tą energiją arba ištaškyti, tarkime, kaip vaikų etape tai vyksta, bet jie per tai save pažįsta, arba mes kaip suaugę, mes jau tai galime panaudoti taip, kaip tuo momentu sąmoningai suvokiama, kad tai reikia panaudoti. Kartais tai yra ir pasakytas žodis, kartais yra pakeistas veiksmas, ar tiesiog padarytas veiksmas, ar tai gali būti pakeista aplinka, ar tai gali tiesiog kažkoks pokytis vykti. Gal tiesiog atsidavimas kažkokiam geram jausmui, džiaugsmui, kur mes irgi esam kažkada giliai užstandinę, kad galbūt nesaugu džiaugtis, nerimta. Turime susikaupti, būti labai tokie rimti, dalykiški anksčiau laiko. Taigi, laikas labai greitai bėga, o aš dabar ties antra čakra, bet ko gero jinai viena svarbiausių yra būtent vaiko vystymosi stadijoje. Taigi neskubėkite savo vaiko padaryti rimtesnio ir labiau atsakingo, negu kad jis yra pajėgus. Ir kitas dalykas, šitam etape vaikui yra beprotiškai svarbu žaisti. Tai net jeigu patys esate savo viduje tą galimybę, norą žaisti užrakinę, leiskite tai daryti vaikui. Tegu žaidžia visais jam primtinais įmanomais būdais, tegu žaidžia, tegu, kaip jisai sako, tegu linksminasi. Nes tai yra beprotiškai svarbu ir patikėkit manim po to gyvenime, jeigu tai yra kažkur uždaroma kažkokiais būdais, žmogus labai daug laiko sugaišta, kol susipranta, kad to gyvenimo džiaugsmo ir nebėra, todėl kad jisai neteko galimybės žaisti. Tai neuždarykite jos dabar ir jam neteks grįžti gyvenime prie šito etapo, kad vėl atgamintų savo gebėjimą žaisti ir mėgautis gyvenimu ir savimi. Taip, sekantis energetinis centras. Taigi vaikas praėjęs nuo 2 iki 9, vėlgi sakau, labai orientaciniai metų etapą, kur pažindinosi su savimi, susitaria emocijas, su aplinkiniu pasauliu, su aplinkiniais žmonėmis. Jisai jau kažkokį šito etapą išsineša suvokimą, koks aš esu. Gal ne tiek, kad koks aš esu, bet tiesiog kaip aš jaučiu, kad aš galiu ir taip, ir taip, ir taip, ir aš čia galiu tą raišką daryti ir tokią, ir tokią, ir tokią. Ir tada ateina autentiškumo etapas. Mūsų autentiškumas vystosi mūsų saulės rezginio čakroje, kuris yra po krūtine, ir ties viršutinę skrandžio zoną. Ir čia įvyksta šitam etape labai įdomus dalykai, tai yra paauglystė. Tai yra paauglystė, vėlgi aš esu pasižymėjusi, kad tai yra nuo 9 iki 16 metų, galbūt 9 atrodytų dar negalėtume pavadinti paaugliu, bet aš kiek pati dabar stebiu aplinkoje, tai pilnai paauglystė jau vyksta. Tai vyksta įdomus dalykas tai, kad visų pirma pas vaiką pradeda ir smegenyse vykti pakankamai intensyvūs procesai, nyksta senosios nervų ląstelių struktūros griuvimas, vadinasi, nyksta senieji ryšiai, ypatingai tie ryšiai, kurie buvo per gyvenimą kažką naudoti, bet dabar jau jie tampa nebeaktualūs.
ir pradeda pasidaryti erdvė naujiem ryšiam formuotis. Ką tai reiškia? Kad jeigu vaikas kažkuo gyvenime buvo labai įtikėjęs, turėjo kažkokios tai informacijos, kuri jam buvo tikra, turėjo kažkokius įgūdžius, dabar labai daug dalykų pagal jo vėlgi atsineštą energiją tampa nebeaktualu. Tai yra tokia, lyg tai yra tik tais aplinkos jam buvusi įdėkta kaip aplinkybė, tokia terpė, kuri suformavo ir dabar tai yra pirmasis žingsnis, kai jisai nori šiek tiek išeiti iš tos terpės, savo vidumi, tos suformuotos terpės ir jisai nori jau autentiškos savos terpės. Tai todėl šitie fiziologiniai pokyčiai ir pačiam paaugliui yra tikrai pakankamai didelis iššūkis, kadangi tu tam tikrų metų atsiduri visiškai tokiu ties liktai tuščiu lapu, kadangi tai, kas buvo, jau tau taip neberezonuoja, nebeaktualu, bet dar va to tokio naujo, liktai dar tu nesi taip iki galo susiformavęs. Ir dabar, kad palengvinti šiek tiek paaugliui šitą etapą, tai va čia ir yra galbūt ta didžioji užduotis. Jeigu mes savo vaikam leidžiame būti tam prieš tai buvusiam etape, va tam emocijų etape, kai yra viskas leidžiama jausti, kai leidžiama per tai pažinti, kai leidžiama veikti, žaisti, kūrybiškai reikštis, jeigu mes to neslopiname pagal savo įsitikinimą, kaip tas vaikas, ką jis turėtų daryti, kaip jis turėtų žaisti, kokius žaidimus turėtų žaisti. Jeigu mes to neužkrauname, o vaikas renkasi jau pats, tai jam nėra to tokio didelio tramplyno, nuo kurio jis turi nušokti ir kuris turi atsistoti. Jisai vadinasi jausiai savo to kelionė, jau jisai pasidarė savo kažkokią autentišką platformą, tai kas yra jam priimtina, gerą, malonų, žaismingą. Ir dabar įžengti tą sekantį etapą, jam yra tas žingsniukas, bet jisai nėra toks didelis. Ir tarkime, tas didelis žingsnis gali jaustis ypatingai tose šeimose, kur yra labai didelė kontrolė iš tėvų, kur yra labai didelis disonansas tarp to, kaip pasaulį mato tėvai ir tarp to, kaip atėjusi siela nori įnešti kokį požiūrį. Tai jeigu tėvai visiškai neatsisuka į vaikus, apie tai, apie ką yra vaikai, bet jie lieka savo užprogramuotam gyvenime, tai va tas paauglio stadija gali būti tikrai labai skausminga, nes tada, paauglys tikrai labai nori kuo greičiau ir kuo toliau nuo šitos būsės terpės ir ten to momentu tikrai niekas dar nėra pajėgus įvertinti, jog tai yra šeima, tai yra kraujo ryšys, tai yra širdies dalykai, nes tai yra visiškai dabar etapas apie kitą, jam dabar yra labai svarbu atrasti savo autentiškumą. Ir jeigu jisai pažino šiek tiek save per emocijas, jam šitas etapas bus paprastesnis, nes jisai pagal šitą savo autentiškumą, pagal tą emocijų raišką, pagal tai, kaip jisai save patiria per emocijas, jisai labai puikiai pradės rinktis veiklą, pomėgius, pradės pats savarankiškai rinktis aplinką, kuri rezonuoja pagal to, kaip jo vanduo antroji sakraliniai čakrai banguoja. Ir jisai pagal tai užtvirtins savo tokią esantį. Aš šitaip reiškiuosi, va čia va ta mano aplinka, ir jis toks liktai toks išeina tą tokį pirmąjį etapą, kad va štai va toks esu. Ir pagal tai, kaip jisai va pradeda save labiau identifikuoti, kaip jisai pradeda save kaip asmenybę suvokti, iš jo vidaus kyla tada kažkokie galbūt tie patys pradiniai tikslai, ką jis nori pasiekti, kur jis nori būti, ką jis nori nuveikti. Ir tai irgi yra svarbu tiesiog to vaikui pagal jį pasirinkimą, kad ir kiek mes galbūt viduje kažkas ten viduje sakytų, nepritariu, nesąmonė, čia negerai, leisti tuo keliu eiti, nes vėlgi tai yra tas pradinis etapas, kai jis jau pradeda praktiškai čiupinėti savo tą autentiškumą. Ir tie pirmieji daigeliai to tikslų siekimo ir savęs atpažinimo tose tiksluose, kiek man jie yra, kokie yra man svarbus. Dabar, kas yra dar labai svarbu šitam etape, kas dar vyksta tokio didelio, tai yra, kad branda
jinai vyksta ne tik tokia individuali, bet jinai vyksta ir lytinė branda, tai kai berniukas ir mergaitė labai akivaizdžiai pradeda skirtis. Ir jų kūno fiziologija labai aiškiai išduoda, kad būtent va, tas energetinis pasireiškimas pas vyrą ir pas moterį šitam etape pradeda labai skirtis. Mes matom, kad pas moterį, pas merginas tuo momentu išplatėja klubai, padidėja krūtinė, kas reiškia, kad moteris, mergina, jinai labiau nueina į moterišką energiją, kuri yra sėslesnė, kuri yra tokia labiau apie ramybę ir pilnumą tiesiog iš buvimo. Tai yra labiau apie susijungimą su gamta. Ir čia kalbu apie tai, ką kūnai sako, kaip kūnai kalba. Nes ką mes matom pagal faktą, tai ten visi mes esame kinkyti šiai dienai į vyrišką medį ir mes ten visi vienodai stengiamės įkopti. Tai lygiai taip pat ir tos paauglės merginos. Bet jeigu taip leisti visiškai pagal gamtą, kas vyksta, tai mergina jinai tokia pradeda spinduliuoti tokią kitokią energiją. Nebėra to tokio spirgėjimo, to ir jaunatviško, to tokio energizingo. Tai truputėlį vis tiek kitokia forma, subtilesnė pradeda reikštis. Tas toksai labiau koncentracija į save ir toks pilnatvės pas jas pradeda reikštis, jeigu viskas harmoningai. Toks, kad pildosi, tada tai yra etapas, kai moteris savo autentiškumu ir suvokimu, kas jinai yra, kaip jinai save per emocijas pažino, kaip jinai jaučiasi, kad čia viskas yra gerai, jinai iš to jausmo, jinai save pradeda pildyti į pilną esybę. Tuo tarpu, kai berniukai, jeigu žiūrėsite, vėlgi pagal fiziologiją, ar ne, pečiai išplatėja, balsas keičiasi, mutuoja, kas vėlgi parodo, kad tos energijos koncentruojasi visko daug daugiau į viršų. Kai tuo tarpu moteris atrodo visa tokia, kaip trikampiukai ir neina toks nežemyn, toks, kad visa energija susileidžia liktai link žemės, tai vyrai atrodo, dar labiau išsiplečia link dangaus. Tai link dangaus tai tokia galbūt kaip alegorija, ką galima pasakyti, kad tai yra link kažkokios idėjos, link tikslo, link tokio siekti nepasiekiamo. Tai ten matome vėlgi va toje paauglystėje, kad pas vaikinukus gali būti toksai vėlgi energetiškai toksai kažkoks, jie tos energijos beprotiškai daug tada turi. Ir jie ten gali ją arba destruktyviai ištaškyti, jeigu nėra kažkokio orientyro ar kas juos vestų kažkokia tai kryptimi. O jeigu jie yra sufokusuoti kažkieno tai pagalba, jie tikrai gali tuo momentu labai didelių tikslų pasiekti. Ypatingai fiziniai plotmėj. Tai kad pradeda skirtis, vėlgi tai pasakiau tokia, žinot, apibendrintai, kaip tos energijos skiria, bet vėlgi kiekvieną vaiką reikia pažvelgti autentiškai, nes galbūt ir pas merginą, pas ją tiesiog prigimtinai yra pakankamai išraiškinga vyriška energija ir galbūt netgi brandos laikotarpėje, tai nepasižymės labai stipriai, tarkime, kad išsiskleidė, tarkim, tas į moterišką pusę. Tai reikia irgi tą žiūrėti, kiek tai yra galbūt pagal pačią prigimtį ir iš vidaus esaties esantis dalykas ir kiek galbūt vis tik iš noro pritapti tiek prie aplinkos, tiek galbūt iš šeimos reikalavimas kažkoks ateina, kad vis tik čia kažkaip kitaip reikia save realizuoti, kiek iš sociumo tos normos, kad sėkmingas yra tik tais taip, tą padaręs. Tai atpažinus tos dalykus galime vėlgi savo vaikui padėti. Dabar suaugę, ar ne, vėlgi tai yra didžiąja dalimi, tai mes esam tam, kad mes tiesiog būtume šalia ir būtume tie liudininkai jų einamo etapo. Ir su meilė stebėdami, kiek galime sąmoningai palaikyti tą etapą skleidimosi ir
prilaikyti, ar ne, tam savo saugiam glėbyje. Ir iš kitos pusės tikrai šitas etapas būna toksai su dideliais iššūkiais, kadangi vėlgi tai yra tas krislelis, kuris krenta nuo vaiko besiskleidžiančio centro į mūsų autentiškumo centrą, į mūsų saulės rezginį. Ir jeigu vaikas ten daro labai stiprių dalykų pagal save, tai mus irgi grąžina į mūsų saulės rezginį ir mes turime irgi grįžti ir savęs paklausti, o aš, ar esu autentiškas savęs variantas, ar esu visuomenės patogus duplikatas, ar aš viską padariau taip, kaip aš gyvenime norėjau, ar sukūriau tuos dalykus, kurių iš širdies nešiausi, kad noriu kurti, ar vis tik mane aplinka kažkaip įtikino, kad tai yra negerai, nenormalu, taip niekas nedaro. Ar atsilaikiau savo autentiškume. Taigi, paauglys esantis šalia mūsų, jisai verčia mus atsisukti į savo autentiškumą. Ir jeigu mes sąžiningai praeiname per tą etapą, mes puikiai, labai puikiai suprantame, kas vyksta pas mūsų paauglį, kokių iššūkių jisai turi ir vėlgi kiek yra reikalinga drąsos atlaikyti save autentišką socialiniai erdvėjai, kai yra tikrai beprotiškai didelis spaudimas būti normaliu, būti kaip visi. Jeigu mes patys palūžom šitam etape, mes bandysim palaužti ir vaiką. Bet jeigu vaikas yra stiprus, ar jūs jau esat sąmoningi, tai jisai jums parodys, kurioje vietoje dar jums skauda. Ir ką dar galite išsispręsti, nes gyvenimas yra, kol yra, tol mes turime galimybę kažką čia keisti. Taip, tai čia yra apie mūsų paauglystę, tai yra tada, kai mes jau pradedame būti ir reikštis autentiškai ir matyti, kokie mes esame, kokie patys savimi. Na ir tada sekančiai pereinu prie kito etapo, kuris mums dar kaip suaugusiems, kaip tėvams yra aktualus, nes dar šitie metai yra tie metai, kai daugumoje vaikai gyvena kartu, būna kartu, dar yra mūsų aplinkoje, dar yra mūsų erdvės įtakoje. Tai yra tada, kai skleidžiasi širdies centras, širdies čakra. Tai čia yra mūsų krūtinės centre. Ir aš pasižymėjusi, jog tai yra nuo 16 iki 23 metų. 7 metų etapas, tačiau vėl, kaip ir sakiau, kadangi viskas yra tikrai labai individualu ir labai, labai autentiška pagal kiekvieną žmogutį, pagal kiekvieną sielą, tai bet taip, jeigu statistiškai pažvelgus, ko gero pripažinsime, kad šitame etape įvyksta tos pirmosios meilės. Tos pirmosios meilės, kai mes kažką pamatome, kažko susižavėm, tai yra būtent ir yra požymis apie tai, kad pradeda sąmoningai skleistis mūsų širdies energetinis centras. Ir jisai ateina po to, kai mes praeiname būtent tą autentiškumo centrą, ar ne? Pažiūrėkime, kaip įdomu, kadangi kai mes suvokiame, kas mes esame, kai mes save jau netgi ir tam tikrais veiksmais, pasirinkimais įmaterinam, įžeminam, įprasminam, kai galbūt netgi ir pasiekėm kažkokių mums tuo momentu ir tam etape reikalingų tikslų, mes tada jau esame užsipildę, vadinkime, savo pajautą vidinę, savo esybę ir mes tada jau esame pajėgus iš to, kas aš esu, išeiti į kas mes, į tą suvokimą mes,
jau nebe tik aš, bet į suvokimą mes. Vadinasi, sąmonė pradeda plėstis iš mūsų kūno ribų, iš mūsų tokio egocentriškumo, jinai pradeda plėstis į kitus žmonės. Ir mes tada galime jau pradėti matyti, kaip mes esame tarp kitų žmonių, kas mes esame tarp kitų žmonių, kokiam santykyje aš tarp žmonių. Ir tada aš iš to savo suvokto autentiškumo aš galiu tuo dalintis su aplink esančiais žmonėm ir per tai užmegzti ryšį, kuriame vyksta dalyba. Ir jeigu iki to momento visi etapai yra pagal sielos užsibrėžtą planą, sklandus, be kažkokių didelių traumų, be kažkokių didelių skaudulių kažkokiam energetiniam centre, tai tada žmogus pritraukia labai gražius partnerius, labai gražios partnerystės, jos tokios abipusiai palaikančios, abipusiai įnešančios savo indėlį, yra vienas kito matymas, girdėjimas, yra atliepimas į vienas kito poreikius, kas yra norima gauti partnerystėje, kam yra kiekvienam reikalinga ta partnerystė ir tie poreikiai jie yra abipusiai atliepiami. Tai čia tuo idealiuoju atveju, kaip skleidžiasi širdies centras, kadangi kai įvyksta tokia darni partnerystė, širdies centras jisai jau tada yra įgalus apimti ne tik tą kitą partnerį, kai širdis išsiskleidžia ir jinai tampa pripildyta to abipusės šilumos, bet jinai pasidalina į dar daugiau, jinai pasidalina į tai, kad mes būdami toje meilėje, mes esame įgalūs mylėti ir kitus žmonės, nes pažiūrėkit, kokie įsimylėję, mylinti žmonės, atrodo, jie tiesiog spinduliuoja ir savo partnerystėje tuo jausmu, ir jie gali juo dalintis, ir gera šalia tokių vienas kitą mylinčių žmonių būti, nes šita meilė, jinai tiesiog pasidaugina. Ir nebereikalo dabar galbūt iš proto esame atitolinę šitą žingsnį, galbūt ne iš proto, todėl kad sprendžiame ilgiau tam tikrus etapus. Vaikučio atsiradimas. Vaikučio atsiradimas šitam etape, galbūt čia dabar daug kas ir klausantis tiesiog apskritai užblokuos, sakys, kokie čia vaikai 16-18 metų. Tačiau iš tikrųjų mes pagal energetinį vystymosi mes jau esam pajėgus, jeigu vėlgi sakau viskas darnumoj, mes jau esam pajėgus dalintis meilę, rūpesčiu su šalia esančiais žmonėmis, mažesniais žmonėmis, savo vaikučiais. Ir tarkime, tikrai nemažai būdavo, kad šitame etape žmonės kuria santuokas, kuria šeimas ir plečia savo palikuonių ratą. Dabar, kadangi, kaip aš sakau, tai yra idealiuoju atveju, o mes, kaip žinome, tų idealių atvejų tikrai nėra labai daug, todėl šitas energetinis centras, jisai pasitarnauja mum tam, kad mes pritrauktume partnerius labiau kaip veidrodžius. Labiau kaip veidrodžius, tie, kurie mum atspindi, ko mes praeitose etapuose negebėjome pamatyti, suvokti, išspręsti, bet negebėjome ne todėl, kad nenorėjom, tiesiog mums prieš tai buvusiuose centruose ir tuose centruose esanti sąmonė, jinai dar nelabai ką gali ir išsispręsti, todėl kad jinai dar yra koncentruota visa į savo vidinius patyrimus. Ir vieną minutę atsiprašysiu.
Taip, ir tik tais širdies centre žmogus yra pajėgus jau įsileisti tas patirtis, kurios gali parodyti, kad šita nueita kelionė, jinai buvo kažkur tave užspaudžianti, kažkur tave traumuojanti, kažkur tave mažinanti. Ir todėl tos sutiktos meilės ne visada mums yra tas sėkmės variantas, sėkmės istorija, bet mes ten turime tikrai daug dūžtančių širdžių, skausmingai nutrūkstančių santykių, daug problematiškų situacijų santykiuose, kur yra sunku susikalbėti, vienas kitam tinkamai parodyti dėmesį, kadangi į tą santykį daugumoje ateina iš trūkumo, nesuvokto trūkumo. Tiesiog mes pritraukiam partnerį, kuris mums tą nesuvoktą trūkumą, kuris galbūt yra autentiškumo centre, kuris galbūt yra mūsų sakraliniai čakrai, kai neleidom, ar mums kažkas neleido jausti, ar netgi mūsų baziniai čakrai, kur, tarkime, kūnu mes kažkuo nepatenkinti, kažkas ten mums su to kūnu negerai. Ir šitos klausimus gali iškelti mūsų partnerystė. Ir tų partnerysčių gali būti ne viena. Ir mes čia galime sukaupti tikrai labai daug vėlgi tų skausmingų patirčių. Ir galime vėlgi šitam etape galim nuspręsti arba visiškai uždaryti savo širdį ir bandyti keliauti per gyvenimą su uždaryta širdimi, arba priešingai vis tik būti toj atviroj širdį, ieškoti būdų vis tik leisti savo mylėti kitus žmonės, save ir taip keliauti per gyvenimą. Tai kadangi žmonėms gebėjimas ir atsparumas mylėti yra iš kartos į kartą pakankamai nedaugam perduodamas, todėl šitam centre mes labai dažnai pasirenkam tai, ką mes matėme ir ką jutome prieš tai buvusių kartų. Tai yra tą užsisklendimą, užsidarimą nuo aplinkos, nebetikėjimo meilę, nebetikėjimo gražiais dalykais ir tiesiog bandymą kažkaip tai išgyventi taip tam sausam, šaltam, racionaliam, pragmatiškam pasaulyje. Ir su tokia nuostata bandome keliauti toliau. Tačiau jeigu tas širdies centras jisai yra ugdomas, vėlgi šalia esančių vyresnių, sąmoningesnių žmonių, kad ir tave sužeista, vis tiek tu gali išsiugdyti atsparumą, mylėti, priimti besąlygiškai ir tik tais pripažinti, kad tam tikri etapai yra skausmingi ir vis tiek su tuo eiti toliau, atvira širdimi, tai tada galime išeiti į gražius etapus, kurie greičiau skleisis tokiam gražesniai realybei. Dabar sekantis etapas, vėlgi ir čia tas pats širdies centras, ar ne, jeigu tai pažvelgus tėvų buvimo šalia prasme, tai kaip elgiamės, kai mūsų vaikai, ar ne, kažką tai įsimyli, eina su kažkokia partnerystė, kaip po to jaučiasi, jeigu įvyksta kažkokie tai skausmas, kažkokia galbūt nepilnavertiška partnerystė, kaip mes tame elgiamės, ko mes mokome savo vaikus, kaip mes patys savo viduje jaučiamės. Ar mes to nesureikšminam, ar mes bandome atjausti tą mažą žmogų, ar mes bandome parodyti jam tiesiog kitą medalio pusę, ar mes tiesiog išbūname su tą meilę ir su tą atjautą, kad tas vaikutis praeina pro tokius sudėtingesnius etapus gyvenime. Tai mums irgi kiekvienam šitas vaiko etapas, kiekvienam irgi yra etapas, kai turime galimybę atsisukti į savo širdį ir pažiūrėti, kiek jinai pas mus yra per gyvenimą užsivėrusi ar priešingai
jau atverta. Taip, na ir sekantis po širdies centro kylame aukščiau, turime štai čia esantį energetinį centrą, kuris pas mane dabar labai intensyviai dirba, kadangi aš dalinuosi savo tiesa. Tiesa, ir iš kitos pusės tai yra ne tik tiesos sakymas ir savirealizacija, nes galbūt tose vadinkime, standartiniuose šablonuose aprašymuose apie energetinius centrus, tai čia gali susidurti, kad tai yra tiesiog savirealizacijos, saviraiškos, tiesos sakymo centras. Tačiau čia visko, vėlgi sakau, yra daug daugiau. Ir čia yra netgi mūsų ir karminis centras, čia yra mūsų praeitų gyvenimų patirtys ir atsineštos struktūros iš praeitų gyvenimų, ko mes neišmokome, ko mes nesupratome ir kaip tik, ką mes jau esame gerai išsiugdę ir tai yra čia slepiasi mūsų talentai sukaupti per praeitus gyvenimus. Tad kai praeiname širdies centrą, kuriame arba išmokome, arba įprasminome širdį, ar ne, ir meilę, arba kaip tik ten įvyko kažkokių lūžių ir dūžių, tai atsidūrė čia, kai kyla šitas mūsų sąmonė, šitą energetinį centrą, ir tai įvyksta 23-30 metais, vėlgi orientaciniai žiūrėkite, tai čia žmogus pradeda galbūt viduje svarstyti, kodėl visa tai, kas vyksta mano gyvenime, vyksta. Jisai pradeda galbūt studijuoti tokį vidinį pojūtį, kas galbūt vėlgi atvedė mane iki šitos situacijos. Jisai gali pradėti matyti kitus žmones kaip savo veidrodžius. Tarkime, kokius žmonės aš pritraukiu, vadinasi, tai vyksta viskas mano paties viduje, nepamatyta sąmoningai. Tai šitas etapas yra tada, ir jisai atneša mums tokį, taip, būtent savos tiesos, tokios nenugludintos, nenupoliruotos, nes mes visi esame linkę matyti save tik gražiai. Tačiau šitas etapas po širdies patirčių, po širdies kleidimosi etapo, čia mes galime pamatyti, jeigu siela yra atvira tam sąmonės augimui. Nes mes galime ir užstrigti ties šitiek uždarytą širdimi, bet nes sąmonė vis tiek čia kyla. Jinai kyla ir čia tikais nuo mūsų sprendimo, ar mes atsiversime šitokiam matymui gyvenimo, ar vis tik ir liksime čia, kad gyvenimas yra neteisingas. Ir čia užkilus mes čia galim pradėti tiesiog kažkur kažką meluoti, patys savo meluoti, galim tikrai atitrūkti nuo savo tikrų, nuo tikro autentiško kelio, mes čia galim apie savirealizaciją, ko gero, apskritai čia nei minties nebegali būti, nes čia bus toksai tiesiog pasipiktinimas ant pasaulio, kuris išvirs per kažkokius, tokius, sakau, paklausykite, kaip kiti žmonės, kalba, kad kažkur vis kažkas yra negerai, neteisinga, ne taip turėtų būti, tai pagal tą neharmoningą centrą, kur čia vis tiek sąmonė užkyla, bet kadangi čia yra nesuvokta priežastis, kodėl visą tai vyksta ir tam yra nenorima atsivert, tokios informacijos yra neįsileidžiama, tai tada prasideda toks pasipiktinimas, kuris dar labiau žmogų uždaro. Tačiau jeigu žmogus atsiveria šitam atėjus etapui, būtent šitam sąmoningumo lygiui, tai jisai tada gali nerti pakankamai giliai į savo tokią nepamatytą, nesąmoningą pusę, išstudijuoti visus savo praeitus etapus, tai yra ir širdies, ir autentiškumo, ir emocijų, ir kūniškumo, ir padaryti išvadas, prisimti atsakomybę
Ir tada, išsisprendęs šituos dalykus, atsakęs savo klausimus, jisai gali tada vėlgi atsistoti visai kitokioj savęs pozicijoj, savęs tiesoje ir tą tiesą gali pradėti reikšti. Vėlgi tas reiškimas, tai jisai yra prasidedantis žodžiu, tai yra tada, kai mes kalbame su žmonėmis, ar ne, ir jeigu mes girdime vieną kažkokią nuomonę ir mes galbūt netgi nebūtinai, kad jai nepritarėm, mes tiesiog galime jausti, kad viduje kažkaip aš kitaip jaučiu, kitaip matau, tai aš tą ir leidžiu savo pasakyti be kažkokio menkinimo kitai oponuojančiai nuomoniai. Ir vėlgi ta išraiška, ta savirealizacija, jinai vėlgi tada, prasidedant nuo žodžio, ar ne, apie ką aš kalbu, kaip aš kalbu, ko aš galbūt kaip jaučiu širdimi, pagal savo autentiškumą, kaip aš tai pasaulyje išreiškiu, ištransliuoju. Galbūt dar per kažkokius veiksmus, galbūt per kažkokią tai vėlgi mane atitinkančią veiklą, per kažkokias bendrystės su kažkokiais žmonėms, kurios irgi vėl kažką tai kuriančios. Tai šitas etapas yra tikrai pakankamai gražus, nes tai, va, sakau, jau vėlgi jau yra 23-30 metai, tai yra toksai, kada žmogus pradeda daug dalykų matyti kur kas plačiau, sąmoningiau, jisai įsileidžia tokios jau tos pradinės išminties į vidų, kad ne viskas tik tais apie mane ir mano skausmą ar kažką tai nenusisekimą taip, kaip aš norėjau, jeigu ten kažkokios kliūtis gyvenime didesnės vykusios. Ir tada jisai gali tikrai labai gražiai transformuoti savo prieš tai buvusius dalykus. Na ir kągi, ir tada žmogus keliauja į savo 30-37 metus, kai pradeda judintis trečioji akis. Vėlgi, tai vyksta pas žmogų, o ar žmogus kaip siela leidžia savo kiekvienam etape išgirsi tuos subtilius sielos kvietimus, kad dabar tu turi resursą, tarkime, štai čia, suvokti visko daug daugiau, kad tu gali pamatyti priežasties pasekmės dėsnį, kad tu gali pamatyti galbūt šiek tiek daugiau už žmogaus paviršiaus. Gal tu gali pamatyti, tarkime, ir kitų žmonių kažkokias ir vidinės, ir išorinės, ir maskuojančias būsenas. Kai tu gali įgauti daug daugiau išminties, kai tu nebevertini, o supranti, kodėl aplinkoje vyksta vieni ar kiti dalykai. Tai jeigu tu tokio subtilaus kvietimo savo viduje neišgirsti ir tu jį ignoruoji, tai užsidarai tokiam tiesiog šaltam pragmatiškam prote ir toj struktūroje, kuri tau buvo visą gyvenimą kažkaip tai diegta ir tokioj beveik panašioj vienodai plotmėj su savo sąmoningumu ir suvokimu išlieki. Ir tada, ko gero, nelieka tos galimybės žmogui prisijimti atsakomybės už savo gyvenimą. Dauguma galbūt netgi ir kaip sielos nepasiruošusios, ar ne, nes prisimti atsakomybę tai reiškia, kad tu turėsi eiti į savo vidų, vėlgi, kaip prasidedant nuo čia, ar ne, kai mes jau tampame kažkaip įgalus daugiau pamatyti, suprasti, kodėl pas mane tai įvyko, kas įvyko. Ir jeigu žmogus jau nuo čia pradeda ignoruoti nuo šito etapo, kad ir jisai toliau tą pačią vagą ir bando tą pačią vagą ir savo kažkokius atsineštus iš šeimos, iš giminės įsitikinimus ar aplinkos išlaikyti, nieko nekeisdamas, o siela kažkaip jinai visą bando kitaip tave pakviesti, pamatyti, tai žmogus jisai pradeda sent, pradeda sirgt, pradeda jaustis viduje tokia tuštuma, depresijos pradeda jaustis. Žmonės ieško tokių iš išorės kažkokio užpildymo. Dėl to toksai didelis ir desperatiškas aplinkui matosi
žmonių noras kažką pasiekti, kažką įrodyti, kad tie tikslai būtų kažkokie grandioziniai, dideli, nu, kad nors kažkaip pajausti tą savo įprasminimą, kad aš esu čia ir aš esu, nu, kažkaip vertingas. Tai čia iš to tokio desperatiško nenoro atsisukti į save ir pradėti žiūrėti, kodėl pas mane tai vyksta. Ir jeigu žmogus vis tik tampa atviras tam, kad jis stebi save, renka žinias, kaip jam save vis geriau pažinti, kaip save įprasminti visų pirma, susivokus savo viduje, atradus savo, net netradus, prisiminus savo autentišką energiją, kuri per gyvenimą kažkaip buvo per tuos energetinius centrus augant užspausta, jai nebuvo leistina skleistis, tai jis turi galimybę per šitą ir skleidžiantį šitam energetiniam centrui vis labiau prisiminti save. Prisiminti save ir prisiminti tokioj netoj mažoj formoj, kaip kūnas, kaip tik emocijos, bet vis didesniai savo formoj, kad vadinasi, aš esu ir tai, ir kūnas, ir emocijos, ir mano autentiškumas, taip kaip aš mąstau, taip kaip aš priimu pasaulį, taip kaip aš su juo santykiauju. Ir širdis, ar ne, kaip mano širdis skleidžiasi, kokius santykius aš noriu sukurti, ką aš tam santykė noriu duoti, kokią aš noriu, kad būtų mainai, ką aš kuriu per santykius. Ir čia vėlgi savirealizacija, ne, kaip aš tikrai save matau, jaučiu ir įmaterinu, įkūniju, įprasminu. Ir tada iš va šito centro, kuris yra, sakau, toksai išminties, ar ne, kur mes matome jau giliau ir patys save, suvokiam patys save giliau, prasmingiau, mes lygiai taip pat esame įgalūs tada matyti ir viską aplinkoje, viską, įskaitant ir žmonės, ir augalus, ir gyvūnus, ir daiktus, mes matome viską už jų. Mes matome daug didesnę prasme bet ko įvykstančio. Ir mes suprantame, kad tam tikri dalykai, kurie dėl kažko tai vyksta, jeigu mes už jų pasižiūrėsime, mes matome, kad tam buvo tam tikros priežastys. Na ir kylant į patį aukščiausią mūsų energetinį centrą, kuris vyksta 37-44 metai, tai mano dabar kaip tik 44 metai, ir galiu pati patvirtinti savo patirtimi, jog, tarkime, pradedant tikrai vis labiau susilieti su šituo savo energetiniu centru, jisai nepaneigia nei vieno centro apačioj. Jisai kaip tik juos sustiprina. Atsivėręs ir sustiprėjęs šitas energetinis centras, kuris yra susijungimas su savo autentiška idėja, savęs, kaip energijos. Nepaisant to, kad, tarkime, dvasingume ir sąmoningume mes, sakau, girdime tą pasakymą, kad mes visi esame viena, mes visi esame kilę iš tos paties kūrėjo ir kad mes visi esame likti kaip ir vienodi. Bet tame visame vis tik aš noriu, kad mes nepamestume to dalyko, kad vis tik mes nesame visiškai ta pati tešla. Mes turime labai autentišką kiekvienas savo energijos įkrovą. Ir ta energija yra iš daug sluoksnių. Vieni yra labai vidiniai, kiti yra viduriniai, kiti išoriniai, su kuriais mes sąveikavome su pasauliu. Ir vidinis sluoksnis, kuris yra tik jau mūsų pačių jaučiama širdis. Ir ta energija pas kiekvieną yra sudėliota taip autentiškai ir taip gražiai, ir jinai skleidžia pačius gražiausius, unikaliausius dalykus. Tai va tas susiliejimas su karūnos čakra, su mūsų tuo autentišku kūrėju, ką mes vadiname, ar ne, tai yra susiliejimas su savo energija ir su tuo srautu, kuris eina per mus. Ir jis gali reikštis kažkokia, tai galbūt sakau, tokia tvirta vidinė širdimi, bet ten gali visko labai daug aplinkui ten keistis, mirguliuoti, bet tas koncentratas, jisai vis tiek, jis toksai
tos esaties pojūtis, kad vat, aš esu tai, jisai visada yra. Ir kas svarbiausia, jisai buvo nuo pat mūsų gimimo akimirkos, tada, kai mes pradėjome suvokti savo kūną, tada, kai mes pradėjome reikšti ir jausti savo jausmus, mes jautėme būtent taip, kaip ta kūrėjo, ar ne, tas per karūną čakrą einanti energija, kaip jinai mums vedė jausti. Tik tais tiek, kad mes būdami tose sąmonės lygiuose, mes dar negebėjome to sąmoningai kažkaip, žinot, pamatyti, suvokti, pajausti. Mes tiesiog buvome tos energijos vedami. Ir kažkur ta energija buvo suspausta, kažkur pritrombuota, kažkur liepta galiuko ten jo atsisakyti, kažkur iš viso užmiršti, kažkur tenai nupjauti ir negrįžtamai nesižiūrėti, nes ten kėlė kažkam labai daug nepatogumo. Bet jinai visada buvo. Jinai visada buvo, dėl to ir sakau, kad tai yra prisiminti. Prisiminti. Tai nėra kažkas tokio, ką mes turime sukurti. Kuriame mes jau tik tais tada, iš tikrųjų, mes tampame savo gyvenimo kūrėjai, kai mes prisimenam va šitą, ar ne, per šitą mūsų centrą į žemę atėjusią energiją, kai mes ją savo viduje tiesiog jaučiam, generuojam joje būdami dar labiau. Ir būdami toj savo pulsacijoje, mes tada žiūrime, dairomės aplink save ar ne tą materialiam pasaulį ir klausime, o kaip aš tai galiu išreikšti, per kokią kūrybą, per kokią veiklą, per kokius santykius, per kokias mintis, per kokius žodžius. Kaip žmogus šalia manęs esantis galbūt pajaučia tą mano energiją. Ir tie dalykai, jie yra būtent iš šitos mūsų karūnos čakros ateinantis ir jie yra labai, netgi nelabai svarbus, bet jie yra esminiai. Ir turint jau šitą sąsają, tvirtą sąsają su tuo, kas mes esame, kokia energija, iš esmės tik tada mes esame jau pajėgus prisimti absoliučiai visą atsakomybę už savo gyvenimą, už to, kas vyksta jame, ir kurti savo gyvenimą visiškai taip, kaip veda šitą energiją. Nebesidairant į tai, kas vyksta pasaulyje, nebesidairant į aplinkinius žmonės, nebesiklausant jų nuomonės. Tik tais tada mes tampame tiesiog tokie tikri kūrėjai. Ir šita kelionė, jinai iš tikrųjų, jinai tokia, vadinkime, va, ties tais 44 metais, jinai ne tai, kad užsibaigė. Jinai neužsibaigė, bet visas tas vystymasis, vat matot, kaip sakiau, vaikų vystymasis, bet jau turim 44 metus. Bet net jeigu ir jūs esate dabar 44 metų ir jūs esate kažkam vaikas, vadinasi, būdami sąmoningai savo dabartiniam besivystančiam energetiniam centre, jūs darote beprotiškai didelę įtaką vien buvimas savimi ir kuriant savo gyvenimą savo tėvam, nes judinat lygiai tą patį jų kūrėjo centrą. Ir toliau gyvenime, kuo daugiau, tarkime, čia įsileidžiate ar ne va šitos energijos, šitos suvokimo, vėlgi viskas vyksta ciklais. Kažką tada galbūt nuleidžiat kažkokią per save ar ne, kažkokią tai idėją, vėlgi jaučiat, kad ir pats kūnas turi persitvarkyti. Galbūt dabar jums reikia pavyzdys stipresnio kūno, ar ne? Nu ir tada jūs jau einat, pradedat galbūt intensyviau skirti dėmesio savo kūnui. Sportas, mityba, miego režimas, poilsis, pasivaikščiojimai gamtoje ir matysite, kad keičiasi kūnas. Keičiasi kūnas, jūsų emocijos jau visai galbūt pradeda generuotis kitos, kas be kita ko pradedant generuotis naujoms emocijoms, vadinasi, ateina laikas paleisti kažkokias galbūt senas. Nes judinant kūną, tai va ten, kas dar buvo galbūt kažkaip tai likę kūne užspazmuota, užspausta, senų emocijų
kaip pasakyti, sąstingį, tai va tas turės iškeliauti. Tai vadinasi, jūs įsileisdami ir čia, kad esant pastoviam sraute, jūs darot ir toliau įtaką savo žemesniem energetiniam centram. Tai va ir kūnas gali keistis, jūsų emocinis fonas gali keistis, jūsų autentiškumas, taip kaip jūs save suvokėt kaip asmenybę, kaip jūs norit vėlgi kokių tikslų pasiekti, kur link norit eiti, kokią aplinką norit susikurti. Tai vėlgi viskas labai keičiasi, jūsų širdies centras, kaip jūs priimat žmonės, kokie vėlgi santykiai jūs jau dabar traukia ar ne. Galbūt partnerystės klausimas galbūt gali išnykti, gal kaip tik tapti labai aktualus. Gal galite pritraukti partnerį, ne, kuris dar labiau sustiprins jūsų šitą pajautimą kūrėjo, kuris vėlgi dar labiau įsileisite srautą ir dar labiau ten viskas pasijus ir per kūną, ir per emocijas, per autentiškumo pajautą gali pasijus. Taip kad šitas vystimasis yra viso gyvenimo projektas. Viso gyvenimo projektas. Tai nevyksta vien tik vaikystėje, tik tiek, kad vaikystė yra labai labai jautri. Vaikystės etapas ir vaikystėje besivystantis energetiniai centrai, jie tokie kaip kempinės, jie viską absoliučiai sugeria, ką mes juos ištransliuojame, tai kokias aplinkybės mes juos įstatome. Ir aišku, jeigu būna kažkokios stiprios sielos savo stipriais stuburais, tai tada jie tenai atsparus pakankamai yra mūsų poveikiai, bet iš didelės meilės jie dažnai yra linkę su mumis sutikti, kažką paaukoti. Tai todėl būnant šitose etapuose sąmoningai mes galime padėti jiems ir savo praeiti sklandžiau, išsiskleisti labiau ir labiau mėgautis gyvenimu. Ne tik nušvisti viršuje, bet kaip tik ir sukurti čia kur kas gražesnį, patrauklesnį, realų gyvenimą. Tai ačiū visiems, kurie buvot. Jeigu kas išklausyti iki galo, nes matau, kad pakankamai netrumpa paskaitėlė gavosi, tai labai labai laukčiau kažkokio atgalinio ryšio, jeigu norėsis pasidalinti, o jeigu ne, tai sėkmės savo gyvenimo kūryboje. Iki.